kalbasi žmonės iš skirtingų Lietuvos miestų. Kompozitorius ir atlikėjas Giedrius Kuprevičius Kaune savo studijoje. Ir džiazo pianistas ir kompozitorius Dainius Pulauskas Vilniuje savo studijoje. Įdomu, kaip jie keliais žodžiais atsakytų, kas yra džiazas. Jeigu džiazo muzikantas gali pop muzikoje groti, tai pop muzikantai labai retai džiazą gerai groja. Toks, sakyčiau, džiazas yra elitinė muzika. Kur pas tave yra pradžia ir kada bus pabaiga šito viso, reiškia? Nes jau 2 valandą groji, reiškia, seniai visi išėjo namo, o kadangi tamsu, tu galvoji, tie nuščiuvę klausosi. Jų seniai nėra. Tūkstantis 1980-ieji. Dainius Pulauskas dar muzikos akademijos studentas, bet šalia privalomų Bacho ir Chopino Dainius groja džiazą. Ir staigmena, pradėjusi jo džiazo pianisto karjerą, laureato vardas improvizacijų konkurse. Po to sekė svaigus karjeros viražai, daugybė nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų, publikos pripažinimas ne tik Lietuvoje ir Europoje, bet ir plačiame džiazuojančiame pasaulyje. Dainiaus Pulausko grupes, kvintetą, sekstetą, septetą vertina net Kinijoje ir Indijoje. Na, o Lietuvoje Dainius Pulauskas laukiamas svečias visose džiazo scenose. Jo dalyvavimas festivalyje Kaunas Jazz bene rekordinis. Nuo 1996 metų Dainius grojo festivalyje net 7 kartus. Džiazas, man atrodo, yra kalbėsena žmogaus, viena iš kalbėsenų, iš jo noro pasisakyti. Ir aš nežinau nei vieno džiazo muzikanto, kuris kalbėtųsi tik tai su savimi. Džiazo esmė, man atrodo, yra komunikacija. Komunikacija ir kiek galima platesnė prasme. Žinoma, ne su milijoninė auditorija ir ne su 100 000, bet su kažkuo. Džiazas reikalauja partnerystės. Partnerystė turi būti abipusė. Džiazą reiškia groti reikia žmonėms, kurie jį girdi. Džiazą negalima groti žmonėms, kurie negirdi arba kurie nori išgirsti ką kitą. Paskutinis mano pabendravimas su Tomu Kutavičium, man atrodo, labai sėkmingas. Ir būtent mes ten, reiškia, susižvalgiam, kur mes baigiam. Ir mes abu baigiam. Nes buvo taip, reiškia, aš jau jis dar akordą. Ir aš pasimečiau. Reiškia, dar ne pabaiga. O ką dar po to daryti? Jūs prieš save matote nenormalų muzikos vartotoją, nenormalų klausytoją, kuris visą laiką mėgsta sakyti Giacomo Rosinio žodžius, kad geriausia muzika tai yra jo ir geresnės negali būti, ir jeigu būtų ne taip, tai jis būtų natų perrašinėtojas. Lygiai tas pats ir su manim, reiškia, aš labiausiai myliu savo muziką. Ir skaitau, kad jinai yra netokia bloga. Bet kada aš išgirstu labai ryškiai geresnę, o tokios yra labai daug ir labai džiaugiuosi, tai mane jinai sukrečia. Giedrius Kuprevičius daugialypė asmenybė. Vieni jį pažįsta kaip kultūrologą, kiti kaip Kauno technologijos universiteto profesorių, treti kaip Kauno varpininką. Tačiau jo hitą Kregždutės žino visa Lietuva. Džiazas nėra vienintelė Giedriaus Kuprevičiaus muzikinė simpatija. Jis dosniai dalina savo talentą operos, miuziklo, elektroninės muzikos gerbėjams. O garsiausi džiazo fanų aplodismentai buvo skirti jo svinguojantiems opusams Dekafonija ir Blues Bolero. Na, aš manau, kad džiazo esmė tai yra improvizacija vis dėlto, nes tuo tas žanras skiriasi, ko gero, nuo visų kitų. Ir to gyvo muzikavimo
ir improvizacijos buvimas tai yra, aš manau, džiazo esmė. Bet kiek tos improvizacijos leidžia koks muzikantas procentaliai, ar 90%, ar 10%, čia jau individualus labai dalykas, ar daugiau, ar lyderis, ar kažkas nesvarbu, ar komponuoja tą muziką, ar ją galima įvairiai kurti, galima kurti scenui, galima kurti į natų lapą. Čia kaip svarbu rezultatas ir kad tai būtų įtikinama ir gyva ir aišku improvizuota. Būtinai turi būti improvizacinis tas pradas. Improvizacinė melodika mane nepaprastai domina. Aš galėčiau čia dabar ką nors jums pagroti, reiškia, grinai, kaip aš įsivaizduoju tai, apie ką mes kalbame. Toks gerai žinomo motyvo perskaitimas jau džiazo kalba, o ne. Ir taip toliau. Jau čia būtų, bet ir tai grodamas ir tokiam, neškia, tokio gal harmonijai. Gali žaisti jau artėdamas prie tam tikros zių. Viso mūsų autoriai ganėtinai yra aritmiški. Aš pasakyčiau, netgi kaip anekdotą, aš repetavau su kažkokiais atlikėjais, palyginti neblogai kažkokį savo kūrinį ir jie groja jį neritmiškai. Aš sakau, mielieji, sakau, ar jūs negalite sugroti šitą epizodą ritmiškai? O kaip tada su menu, jie sako. Škia, ritmo pojūtis pas mus yra suprantamas kitaip negu džiaze. Ir svingo jokio nėra ir jo būti negali, kol žmogus negroja ritmiškai. Svingas atsiranda tik grojant ritmiškai, nes kitaip jis nesusiformuoja, jis yra palaida bala. Ir visa mūsų tautinė muzika yra ganėtinai ritmo atžvilgių tokia laisva, neturi tokių labai ryškių ritminių akcentų. Tai ne Afrikos muzika, kuri buvo vienas iš pamatų džiazo muzikai atsirasti. Yra atlikėjų, kurie tiesiog, aš manyčiau, gal tik apsitarė ką nors, bet viską daro scenai. Ir jiem puikiai sekasi.
bet aš manau, ne visiems, čia yra toks rizikingas dalykas. Bet yra tokių tikrai, kur jie gali save daryti. Tai aš manau, kad jie apie 90%, 95% skiria tokiam principui. Kiti, galbūt aš irgi prie tų, kur truputėlį daugiau pramastyti iš anksto. Nes tai tada daugiau procentų skiriu aš kompozicijai, nes kad grotų tokią muziką ir kurti ją scenoje, vis dėlto turi būti labai kolegos, labai panašiai mąstantis ir labai gerą intuiciją turintis muzikantai. Ir tokių nėra labai daug. Ir tai buvo tik, sakau, gal Ganelino trio, kurie buvo susirinkę, tai taip galėjo daryti. Petras Višniauskas su kai kuriais muzikantais tą daro, bet tai turi būti labai stiprus muzikantai, intuityviai, aš turiu meni, kad suprastų kažkiek žingsnių į priekį, ką tas nori pasakyti, kad tas. Bet aš sakau, turi būti rezultatas, visų pirma, klausytojui turi būti rezultatas. Ilgą laiką galvojau, kad džiazas yra man nereikalinga muzika, kurioje labai daug tokio yra išorinio skambesio ir labai daug tuščio grojimo. Šitą aš prie šitos minties grįžau visai neseniai, kada pradėjau stebėti, kaip groja kai kurie ir mūsų džiazo muzikantai, ir iš vakarų atvažiavę, kurie, aš nenoriu negražaus šito žodžio sakyti, bet liurlina. Reiškia, tas liurlinimas, kada jis turi pakankamai gerą techniką ir pakankamai gerai valdo savo instrumentą, su kuriuo groja. Jis gali bet kada, bet kokiu momentu, pakeltas iš miego ir gal net miegodamas, reiškia, groti visą laiką panašiai. Ir tai bus neblogai, tai bus ir efektinga, tai bus kažkokie šmėkštels, kažkokios prošvaistės, kažkas lyg ir sujaudins emotiškai, bet bus lygiai tas pats ir lygiai panašu. Ne vienas aš į tai dėmesį atkreipiu, galbūt vienas tik tai aš tai pasakau, reiškia, nes mes apie nacionalinės vertybės, kuriai priskirt norėčiau šiek tiek ir save, reiškia, kritiškai kažkodėl mes nieko nepasakom ir bijome. O tai ne tai, kad tu blogai kažką darai, bet mes turim paskatinti vienas kitą įdomesniam ir mandresniam gyvenimui muzikoje. Labai į kompiuterinę muziką asmeniškai aš nesu linkęs. Aš linkęs vis dėlto už grojimą. Tais instrumentais elektroniniais irgi jais groti, o ne naudoti kaip kažkokius samplus įrašytus ir su kompiuteriu dėlioti jos. Taip irgi galima, aš šito neneigiu, bet man labiau vis dėlto tai turi būti grojimas. Džiazo muzikantai labai greitai suvokia, kad tai yra tik tai įnagiai, papildomi, teikiantis kažkokias naujas galimybės, naujus tembrus galbūt galima susigalvoti. Pavyzdžiui, Herbie Hancockas, kada sėdo prie elektrinio pianino arba grapelį, paėmė į rankas elektrifikuotą smuiką, bandė, reiškia, su juo daryti kažkokius irgi reiškia, muzikavimus. Ir kiti, kurie drąsiai panaudojo sintezatorius ir jų galimybės. Gitaristai labai greitai persėmė visais priedais, kompiuteriniais ir elektroniniais fūzais, chorusais ir visokiais flanžeriais ir kitom visokiam, reiškia, įmantrybėm, norėdami sustiprinti savo kalbėseną, kaip kunigas, kad pakelia balsą, kad jo daugiau patikėtų, kad jis įtikintų.
Ir matyt, tam kurčiųjų pasaulyje, kaip aš vadinu šiandieninę visuomenę, tas garsas, reiškia, vaidina labai stiprų vaidmenį. Štai tos elektronikos arba sintezatorių, garsiakalbių, papildomų stiprintuvų, fūzų ir, kaip aš jau minėjau, visų kitų dalykų atsiradimas yra kurtiesiems yra labai parankus, dėl to jie tada išgirsta, kai aš kalbu. Reiškia, decibelai, o decibelai ateina per zvimbimą, per cypimą, reiškia, per trukdžius, kurie šiuolaikinėme džiaze, ypatingai avangardinėme, kai kada sudaro didžią dalį muzikos. Man atrodo, ateitis yra tik tai būtent visų muzikos elementų įsavinime ir sugrįžime į profesiją, į amatą. Nes taip tik iš savęs groti, reiškia, tai jau gali bet kas padaryti, kaip ir kurti muziką iš savęs, samplų prisirenki iš interneto, reiškia, ir jau tu kompozitorius. Tai čia juokas, reiškia, tokių mes turime šimtus vien tik Kaune, kurie kūrė, reiškia, bet nieko nesukūrė. O tu pabandyk iš to, ar išmesk, tu uždrausk savo imti svetimą, tu padaryk iš savęs. Pasirodys, kad tu geriausiai, ko gero, tinki tik tai gaisrininkui. Reikia mokėti groti bet kokiu instrumentu. Turėti tam tikrus dalykus kaip technika grojimo, garso išgavimo technika. Aš manau, be to negali apsieiti dabar. Nors yra buvo pavyzdžių, kur galbūt žmonės sėda ir groja, ypač seniau, gal Amerikoje. Aš neneigiu šito, bet aš manau, išsilavinimas ir žinojimas tos muzikos akademinės ir klasikinės tikrai nekenkia. Kažkokie žaidimai, jų kaip ir publika neklauso, nes reikia būti šitas jau yra aišku, nors tas yra tik tarpinis, galbūt tik fonas. O ant to, reiškia, vyksta ten dalykai, ne čia, o tada padarome, reiškia, o tas nesigirdi. Tai mane tai truputį glumina. Aš manau, kad tai turi būti taigu. Negali tu būti visiškas egoistas, išėjęs į sceną daryti, kas tik tau patinka. Ir vis dėlto tave turi išgirsti ir tu turi žmonėm groti.